Labą dieną. O kas čia skambina? Dėl masažo skambinam. Kokio masažo jūs laiko matot ar nematot laiką? Kodėl jūs skambinat man praktiškai 10 valandą vakaro? Nes aš nemiegu, man dar pofig, man tik Gerai, prasideda. aš miegu, pas mane vyras miega. Kur tu čia skambini? Klausyk, da pašla ты. Eik iš čia, nahui. Долбоёбы. Eik apsišyk, blядь. Gerai, atsiprašau. Atsiprašau. Eik tu, žiauriausias rangovas, koks yra būnas. Eik tu, čia вообще Макс, patapykit laimą. Sako, eik apsišikna. Žiaurus, net girdėjai, nu nafik čia. Čia вообще kosmos. Nu nafik. Šitas, palauk, šitą išsisaugot man numerį. Kur labai geras dedu širdutę. Čia. Labą dieną. Labas vakaras. Dėl masažo. Rytoj? Bet sutart šiandien dėl rytojaus galim? Galim. Tai kodėl sakot rytoj? Tai masažas rytoj, o ne šiandien. Tai aš pats šiandien laiko neturiu, jūs ką jūs galvojat, kad aš visą dieną nieko neveikiu ir Gerai. Kada rytoj? rytoj po pietų, nes keliuosi vėlai, nes niekur skubėt. Gerai, tada parašykit man žinutę, kada jūs Pala. norėsit. O dabar dėl masažo šitą, ar būtų erotinio gal kokio? Nu, mano meniu ten nėra, yra surašyta masažą. Nu tai aš tikiuosi yra, nu, tai jūs galvojat, kad aš Ai, jūsų... tikiuosi, iš po stalo ištrauksiu, ne? Klausyk, mane domina kažkas rimčiau negu masažai. Oh yeah. O kas yra rimčiau? Zaksas. Ne, pala. Tarkim masažuojat ir rankos eina link apatinių. Paskui po... Skambink Olele mergaitėm, tau pasakys. Pašnekam, palauk. Na, O aš tai nenoriu jūs šnekėti. pasikėlus? Ne, aš nepasikėlus, aš jau miegojau. Jūs nedraugiška esate. Kodėl nedraugišku? Kodėl su tim turi draugauti? Kas tu man toks? Klausyk, kažką tik pasiroko. Tu žinai, kiek aš metų bobos neliečiau. Čia tavo problemas. O kas sakė, kad tavo? Faktas, kad mano, todėl ir siūlau kažką rimčiau. Tai tu man nieko nesiūlyk, manęs nieks nedomina. Aš problemų neturiu. Klausyk tu, Oksana. Anksčiau buvo kitokia. Ne, mano vardas netoks. Klausyk. Ir anksčiau nebuvau tokia. Nu tai gerai, jūs norit pasikalbėti, skambink Olele mergaitėm. Ate, Gabrielė. Viso gero. Oh yeah. Labą dieną. Labą vakarą. Nu, kam vakaras, kam dar diena. Dėl kursų. Jau saulė nusileido. Darbininkam jo, o verslininkam dar daug reikalų. Tai verslininkai ne, tai jie ryte tik tai vakaras būna. Nu, tai kaip sakant, dėl kursų skambinam. Nu, klausom, kas domina. Pralakęs teisės, noriu vėl važinėti su teisėm. Kada tu čia esi pralakęs? Prieš kokius 9 mėnesius, jau toj 10 bus gal. O tai kada laikas baigėsi? Nu tai už poros mėnesių, ten tikslios datos aš pasižiūrėsiu vėliau. Čia ne apie tai išnekam. Nu tai gerai, tai ko reikia dabar konkrečiai? Reikia, kad kuo greičiau baigtųsi šitas pragaras ir nereikėtų važinėti su taksi. Tada reikia taip, reikia eiti pažeidėjų kursus, išklausyti pažeidėjų kursus. Ką man jie? Be pažeidėjų kursų niekas neduos teisę. Reikia tada, kas čia nutarė, teismas ar policija, ar nutartys, ar teismo sprendimas yra. Tai teismas, taigi aš ten skundžiau, šakojausi. Nu tai teismo sprendimas reiškia. Ir atimta kiek, metam laiko, taip? Tai jo, tai gatovas, buvau visiškai gatovas, vos iš taškas išlipau.
Nu va. Tai reikia atimti, reikia praeiti pažeidėjų kursą. Kainuoja jie dabar 100, turbūt kokių 20 ar 30 eurų. Tiksliai negaliu dabar pasakyti šią dieną, nes jie brangsta. Paskiau kiti kursai alkoholio žala organizmui. Ir paskiau reikia mokytis teoriją. Laikom teorijos egzaminą, paskiau lankom važiavimą, pravažiuojam, nes iš pirmų kartų išlaikytai čia būna vienetai. Čia sakau ne dėl to, kad noriu, kad važiuotum, bet dėl to, kad noriu padėti, kad nereiktų sponsoriauti regitrai. Nes pirmą kartą neišlaikėjai, paskiau vėl po 10 dienų ten, vėl po kažkiek tai vietą rasi, kur tai va. Tai reikia pravažiuoti porą kartų su instruktorium. Jisai nepamokys važiuoti, ne? Bet jeigu jau važinėjai ne pirmų, pasakys, kaip reikia važiuoti per egzaminą. Nu ir viskas tada. Reikia perėti medicinę komisiją, iš naujo turėti dabar šviežią pažymą, nes po girtumo atimtos teisės turi būti šviežia pažyma. Pas šeimos daktarą gali neiti, gali važiuoti į Leksotą, kur tiek apžiūrų, žinai, Leksotė priešais endokrininės. Nu, girdėjęs gandus, girdėjęs. Nu, prie pačioj sankryžoj, kur apžiūros yra, sankryžos, kampo sankryžoj ir tam pačiam pastate, tik tai apžiūros kieme, va čia iš gatvės įėjimas į medicinę komisiją. Kiekvieną dieną nuo 9 valandą. Jeigu 9 valandą pusė yra prieš 9, apie kokių 10-9, tai po 9:15 jau išeisi su pažyma rankose. Labai jūs daug bazarinat iš tikrųjų. Nu, tai va, tai tada ką padarysi? Už tai ir pinigus įmam. Ir kiek jūs norit? Tai sakau, pažeidėjų kursai, paskiau mokėsi instruktoriui, kad vairuos, kad mokys važiuoti. Viskas. Tai nieko čia nereikia. Tai jūs pats mokot nemokamai turbūt, iš pašaukimo? Jo, aš pats nemokamai, tai ką man nereikia pinigų. Gera dušė pas jūs labai. Tai ką darytum, jeigu reikia žmonėmgi padėti, gal man kada nors kas nors padės. Tai gal norėtumėt ir pasimylėti su manimi? Nu, būtinai. Nors kar darėte tai su vaikinu? Ko skambini ir ko nori? Bendraut? Nu tai va, tai aš tau pasakiau, ką tau reikia, supranti? Gerai, o vienu žodžiu... O pats teisės turit? Nu ką mes ir reikalingus tos teisės? Nu, kaip sakant, supratau, tai vienu žodžiu nesate homoseksualus. Nu, pidarus tai reikia šaudyti. Už kiaušų ir ant šniūrų kartlę, visus iki vieno. Nu, aš vieną kartą mylėjausi Vokietijoje su vaikinu. Nu, nežinau, nekalbėk apie tai, nes man štikštų. Gerai, vienu žodžiu, tai supratau vienu žodžiu, o ar mūchui tarnavot? Kur? Ar mūchui tarnavot ar ne? Tu dar pas tėvą kiaušiniuose buvai, aš jau tarnavau, jau buvau grįžęs į tarnybos. Vienu žodžiu, o kiek jums metų? Man kiek metų? Jo. 18. Nori gal viens ant vieno išeit? Dar ką nors nori paklausti, ar nenori? Ar sėdėjęs esat? Tai taip. Kiek metų? 8. Už ką? Vieną tokį debilą paštyrinau. Biški. Gatovas buvot? Biški negyvai. Gatovas buvot? Ne. Bobą turit? O kaip be bobos galima gyventi? Taip, dabar... Pats kiek metų vairuojat? Aš iš vis nevairuoju, man nereikia vairuoti. Tai jūs gal skemeris kažkoks, gal jūs kažkaip... Gražu. Patys vairuoja, o protingus vežioja. Žinai? Nu, geriau jau teisės turėti iš tikrųjų. Nu, man jos nereikalingi. Kokia jūsų nuomonė apie Minedą? Kokį Minėdą? Dainininkai iš Klaipėdos. Ne, žinau, nepažįstu, nesiklausau aš jo. Kas jūsų mėgstamiausia žvaigždė Lietuvoje? Va, vakarinė žvaigždė. Ar šiaurinį, kokią čia dabar šviečia, dangui, matau. Bet ką mėgstate iš žinomų žmonių pasižiūrėti per teliką, per radiją, per internetą? Ai,
mėgstama, visi žmonės geri. O kas jūsų mėgstamiausias dainininkas? Aš pats dainuoju puikiai, kai man liūdna, aš pasileidžiu savo ir dainuoju atsisėtis. Nu taip užtraukit kokią dainą, norim įvertinti. Nu jo. Viskas, daugiau nieko nenori paklausti, nieko nenori vairuoti. Nu, žinokit, gal važinės aš be teisių. Važinėk be teisių, na, ko jis reikalingas. Aš irgi visą gyvenimą be teisių ir man jų nereikia. Tai ką, seniai? Taksą, atveža taksas, noriu su dviračiu važiuoju. Supratau, tai vienu žodžiu, žiūrėk, svarbiausia girtas nevažinėk. Tu girtas, aš girtas nevažiuoju, tik išgėręs. Šustras senis esate? Nu tai va, išgėręs, tai kas išgėręs, jau nieks neuždraus. Neparašyta, kad išgėręs negali vairuoti. Nu tai gerai, o jeigu jūs išgėręs, va, tarkim, numuštumėt mano vaiką, jūs žinot, ką aš jums padaryčiau? Nespėtum, nei tu ką padaryti, nei tas tavo vaikas, viskas. Ir pirmiausia, tai tėvą numuščiau, blėt, o ne vaiką. O ką aš jums padariau blogo? Dėdė jie Nesvarbu, balnas. kad tu taip kalbė, nesąmoningai. Tai einam, išeisim, išsiaiškinsim, senį. Ką man su tavim aiškintis? Nu, aš neturiu ką aiškintis. Einam į ringą, pasiplaksim, afigėlinsim. Nu, einam, gerai, einam. Atvažiuok į Vilnių prie Gedimino pilies. Sakot? Jo, aš ten dabar esu. Tai ką, jūs Lenkas gal? Ne Lenkas, aš Vilnietis, lietuvis. Supratau. Aš Vilniui gyvenu. Gyvenkit toliau. Gyvenkit toliau. Nu, va, viskas, gerai, viskas, čiau. Čiau. Alio? Alio? Labą dieną. Sveiki. Ar kunigui paskambinom? Kaip? Ar kunigui paskambinom? Ne. O kam? Tikrai. Nu, ne tam žmogui. Kam dabar sakyti vardą. Tikrai ne tam. Atsiprašom. Alio? Labą dieną. Sveiki. Ar kunigui paskambinom? Ne. O kam? Ne tam. O kur skambinat? Kunigui? Nu, ne tam pataikė. O kam pataikėm? Nu, tada viso. Supratau, viso gero. Sveiki, paskambinot Godai, neatsiliepiau, reiškia perskambinsiu. Nu tai perskambink, ko tu čia staudai Godą. Girdėjau, masažai pas tave klasinė. Oh yes, baby. Labą dieną. Labą. Domina paslaugėlės. Šiandien jau masažuotojas baigė savo darbą, galiu nebent rytoj pasiūlyti. Visokių masažų yra, bet tik profesionalus. Be visokiausių ekstra, ką galiu pasakyti. Šiaip galiu sutikti nuorodą į Tritvalą, galite pasižiūrėti didžiulį sąrašą ir pėdom, ir pečių juos ir ožiskam. O jūs pati administratorė, ar masažuotoja, ar šiaip kad ryha? Aš ne masažuotoja, aš tik tai užrašinėjau jo, pas masažuotojas. Tai administratorė, kaip sakant. Taip. O kas per masažuotojai, ar vienas ten, ar kiek ten yra pas jūs? Trys. Yra Karolina Lietuvė, yra Inesa Baltarusija, yra iš Latvijos Faina atvykusi. Tai per 3 savaitės pas mus dirba. Kaip komandiruoti, sakyti. Kuri gražiausia? O, kad aš žinočiau. Deja, nemačiau jų gyvai, tai vat neįsivaizduoju. Galite per Tritvalą nuotraukas pasižiūrėti, jeigu taip įdomu. Nėra laiko. Užsiėmęs, gabus, talentingas, sėkmingas verslininkas esu. Tada galiu pas Fainą užrašyti. Pas Baltarusę norėčiau, nes jos, kaip sakant, ledovesnės ir neišsikalinėja. Tai gal rytoj, kada užsirašom, laikas lygtais laisvas. O jeigu aš norėčiau masažo pas jūs būtent? Tai aš pati nemasažuoju. O jeigu aš jūs pamokyčiau? Ne, tai aš moku, tiesiog, kad aš neužsiemu tuo dabar. Nu tai, bet aš noriu, man reikia to. Nu, kaip yra, tai aš gal jūs tiesiog užrašau masažą arba baigiam pokalbį, dėja negaliu taip laiko leisti išnekėti. O jeigu pakviečiau kavytės romantiškai? Oi, dovanokite, negaliu. Neužsirašom reiškia, ne? Nebent pasidrošt. Nu, dėja, dovanokit, negaliu. Visą gerą. Ačiū, visą gerą. Visą. Oh my.
goodness. Beveikų nebedaug man numerių. Oh my goodness. Labadiena. Labadiena. Dėl masažo. Kokio masažo? Nu, čia masažistui skambinam ar kam? Ne, žinokit, sumaišėt nu. Ai, ne tą vieną skaičiuką. Tai čia gal tu mantelė. Alio. Ne, irgi sumaišėt. Tai čia gal skambinam į greitąją? Ne. Tai čia gal skambinam šitam Žanai Pancilėjevai? Nope. Tai kas čia per čiuvakas, prisistatyk, nu? Ne, tą skaičių parašiau vieną, sorry. Vietoj 8-0 parašiau. Alio. Sveiki, masažas. Domina masažas. Alio. Prašau, gali. Čia jūs masažuojate kažkokios, ar kaip? Darina masažuoja, bet rytoj nuo 1 valandos. Vardas Darina, tai gal ukrainietė? Taip. Ir kiek ir vienu žodžiu, ar yra kažkai ekstra dalykėlių, kad būtų linksmiau abiems? Ne, nebus. O jeigu trigubai moku? O jeigu grupinė? Tai ir jūs prisijungtumėt? Ne, viskas, viso gero. Viso gero. Alio, Labadiena. atsibodo jau. Tai čia vėl jūs? Be gankūnų, nedubliuok numerių. Ai, čia šitai paskambino netyčia, sorry. Ne tą numerį su galva nevedėjau pavargęs. Labadiena. Labadiena. Dėl masažo. Taip, klausom. Tai čia jūs masažuotojas ar administratorius? Masažuotojas. Nu tai domina masažas. Klausyk, apsiramėt. Atsiprašau. Atsiprašau. Ne, alo, atsiprašau. Čia, ką jūs norėjote? Ai, jau nieko, tai ką jūs ten, aš nežinau, tai čia... Masažas domina, nu. Na, tai čia jos čiuvakas, tipo, jos čiuvaką prikėliau, kaip tu, na. Labadiena. Labadiena. Dėl skelbimo skambinam. Taip, klausau. Ieškote slaugės? Nu, žinote, mes jau beveik ir susiradome iš tiesų. Tai gal reikia antros? Antro? Tai vat ir antra, tai taip, kad jau mes renkamės jau praktiškai jau iš tų variantų. Nu tai kodėl skelbimo neištrinat? Tai dar kai nėra viskas skirta su rankom, tai dėl to dar ir palikau. Tai ištrinkit dabar, nes čia jūs klaidinat žmonės, taip kad šiandien galimai. Jo, nu tai žinoma, aš to sakau, kai jau sukirsim su rankom, viską jau tikrai jau išsirinksim, tada ir ištrinksim. Priimkit mane, teta, prašau. Teta. Padėjai Rainą. Labadiena. Sveiki. Pagal skelbimą, Kokį skelbimą? kad ieškote slaugės. Kad ieškom slaugės? Taip. Aha. Keista išgirsti vyrišką balsą. Nu, o ką, vyrai iš tikrųjų, jie ne ką mažiau rūpestingi ir kruopštus. Supratau. Žinot, mums slaugės nebereikia. O tai kam tada Jau nebeturim ką slaugyti. Tai Janapelė išėjo. Taip, Išreiškiu didelę užuojautą. ačiū. Ačiū labai. Gal pagalbos reikia, finansinės ar kažkokios. Ne, dėkui, tikrai nieko nereikia. Gal išsipasakot norit? Aš jums labai gerą vakarą. Viso gero. Labadiena. Ar instruktoriui paskambinom? Taip. Domina reikalai su jumis. Konkrečiau viškai. Pralakęs teisės, noriu susigrąžinti, reikalingas instruktorius. Paskambinkite dienos metu. Tai aš dieną miegu. Nu, tai čia ne mano rūpestis. Tai jūs esate, kaip sakant, kaip tai jūs mane paliksit. Ačiū, viso gero. Palauk, starai, Paleidau. Taip, dabar čia instruktorius būtumėt. Taip. Domina kursai, pralakęs teisės. Dabar negaliu kalbėti. Kada galėsit?
Psichiatrijos ligoninė priėmimas. Labadiena. Labą dieną. Vietų yra? Alio. Mes visada turim vietų, nesuprantu klausimą. Man atrodo, išprotėjau. Ir Boba išprotėjo. Kvieskit greitąją, prašau, turi būti siuntimas, dokumentai greitoji atvažiuoja medikai, apžiūri, ar reikia vežti pas mus ar ne, ir jeigu reikia, atveža ir rašo siuntimą. Tai jeigu žmogus išprotėjo, tai kaip neveši? Tai sprendžia medikai, kurie atvažiuos ir jūs vietoje apžiūrės. Tai jūs pasižiūrėkit, kaip aš šneku. 112, prašau, kvieskit. Подожди, милая, tu посмотри, как я базарю. Какой темп. Kelkit, prašau, balsą, mūsų pokalbis įrašomas, prašau, kalbėkit ramiai. Aš jums sakau, ką reikia daryti. Reikia kviesti greitąją. Ir jeigu reikia atveža, jeigu nesuleidžia vaistų, čia sprendžia medikai, apžiūrėję jūs vietai. Atsiprašau labai, kad pakėliau balsą, tiesiog situacinė. Prašau, aš labai suprantu jūs, tai mes gadinam laiką, jeigu jums yra blogai, jūs kviečiat greitai. Mūsų pokalbis jums nepadės. O jeigu aš kviečiu taksi ir iškart pas jūs važiuoju, ir ten tegul Su patikrina. taksi važiuoja į svečius, į ligoninę važiuoja su greitąja. Jums yra blogai, nekalbėkit su manimi ilgai, kvieskit greitąją, jūs apžiūrės medikai ir nuspręs, kaip gali jums padėti. Nu padėkit, prašau, padėkit. Kaip aš sėdint čia priėmime galiu padėti jums. Įleisk pas medikus. Aš jums labai gražiai paaiškinu, prašau, kvieskit greitąją. Gerai? Gerai, Lelė. Labadiena. Sveiki. Dėl tralo. Taip. Nu, pilna mašina, visi gatovi ir išėjom iš kelio. Nu, tai kodėl išėjai iš kelio? Paspaust mėgėjai. Nu, tai lemba, dažnas dugnas, ne? Nu, kaip sakant, ant kaifo nieko nebijom. Nu, ką darysis? Tai sakyk, kas nutiko, ką partrenkėt žvėrį ar bobutę? Buvo šitas, bėgo šernas, iš paskos aplinkos apsauga ir mes visus nunešėm. Tai ką, o ką pirmą? Su priekiu šerną, paskui užmetė ir su šonu abudu pareigūnus. Dėja. Tai ką dabar darysit? Tai sėdėsim ilgai ir nuobodžiai, bet bandom dabar pasišalinti, tai kviečiam tralą. Nu, bet tai reikia ir medžiotojus kviesti, tai jau kas šerną numuš? Klausyk, gal tau dar ukrainiečių pakviest, kad pasikapot prie lavonų, ką? Ne, tai ukrainiečius galime ir rusus reikia pakviesti, ne tik ukrainiečius. Ne, sakau apie iš skelbimų, kur už 5 eurų, ką nori to padaro. Nu, matai, aš tų skelbimų nevartau, nežinau, žinai. Tai vėl pydaras būsit? Ne toks. Gal jums čiuvako pakviestų, ne bobų? Ne, tu savo pasikvies čiuvako. Vienu žodžiu atpažinot, kaip supratau, ne? Ne, vaibakį, kur tavęs nepažinti. Jau ne pirmą kartą skambinęs. Nu, ačiū, kad ir man nuotaikį pakėlėt, visai neblogai bairiai ir pas jūs. Nu, žinai, stengiamės neliūdėti, žinai, tralisto darbas, žinai, nenuobodus darbas. Jo, bet žiūrėk, man vis tiek, kaip šitą avariją padariau, vis tiek reikės ir advokatų ir visko, gal nors stolniką paskolintum iki rytojaus. Nu, nėra problemų, žinok, siūsk sąskaitą, nėra problemų. Nu, davai, tada sen iki greito, nu. Nu, davai, iki. Slugų centras klausom. Labadiena, žiūrėk, jūs ten morgą turite, jo? Taip. Morgą turite pas save? Taip. Žiūrėkit, ten yra mano vienas giminaitis pas jūs. Gal galit patikrinti, gal jau atsigavo, gal atsigavo? Kas atsigavo? Nu, velionis čia toksai. Dėdė. Draugo dėdė. Tai ką jūs norite to pasakyti? Nu, patikrinkit, gal jis atsigavo, gal jis reikia, gal jam šalta. Gal jūs įsitrezvenkit biškį ir kaip? Nu, kaip sakant, sustot negalim. Geriam juodai. Gerai, viso gero. Viso gero. Eina, nafig. Norama. Labadiena. Sveiki. Domina kambariukas. Keliems. Kaip sakėt, labai neaiškiai girdėsi, žinokit. Dar kartą pakartokit, neišgirdau. Domina kambariukas.
kambariuką ieškot. Kambario be abejo, ką jis turi dar... Labai blogai girdisi jūs. Galit pakartoti lėtai. Ieškome kambario, dėdė, tvajų matį. Alio. Taip kalbat negalėsiu jums kambario suteikti, visą gerą. Visą gerą. Vilnius? Labą dieną. Sveiki. Domino viešbutis. Alio. Taip, klausau. Sakau, domina kambarys, matvajų. Taip, šiandienos? Nu kaip, galima atvykti iki pietų būtumėm kažkur. Žinokit, šiandien, jeigu norėsit atvėt, mes neturim laisvų kambarių. Tai kur pati mėgosit? Alio. Kaip sakot, Sakau, o kur pati mėgosit, jeigu kambarių nėra? tai žinokit, pas mus mes pilnas viešbutis. Gerai, žiūrėkit, tai jeigu jūs kambario neturite, važiuoju aš pas kurvas tada. Nu jo, galit pažiūrėti kitose viešbučių. Tai, o tai išvarykit kažką iš kambario ir aš ateisiu. Alio. Mes neturim šiandien laisvų kambarių. Nu, bet tai pas jūsgi 15 kambarių, ar kiek yra, tai vieną atlaisvinkit, sakykit, kad pasikeitė planai, grąžinkit pinigus ir viskas. Na. Bet jūs nepadarėte rezervacijos, taip? Padariau. Alio. O per kur jūs padarėte rezervaciją? Per bookingą, legendinį bookingą. Gerai, tada pasakykit jūsų vardą. Žanas. Jonas? Žanas, prancūziškas vardas. Ir jūsų pavardę? Pancelėjev. Tai aš nematau, kad jūs turėtumėte rezervaciją pas mus sistemoje. Ai, mes gal ant draugo rašėm, galite ant draugo patikrinti, pasakysiu vardą pavardę. Taip, galėtum pasakyti? Lukas. Lukas irgi neturim. Ne, tai Lukas Blagadarenka su pavardę. Neturim tų tokių. Gerai, tai o jūs pati rezervaciją padarėt, kad čia vadovaujat visiems, ką? Alio. Jūs pasako, kad jūs padarėte rezervaciją per bookingą ir aš nematau jūsų rezervacijų. Šiandienos mes pilnas viešbutis, nebent jūs padaryti rezervaciją per bookingą, aš negalėsiu dabar jūs paimti ir padaryti rezervaciją. Mes padarėm rezervaciją, bet nežinom, į kurį viešbutį tiksliai. Tai pirmiausia pasitikslinti, kokį viešbutį norit padaryti rezervacijos. Jeigu pas mus, tai reikia eiti po bookingą ir daryti per tam rezervaciją. Nes pas mus ne visos kambarės yra laisvus, kurie mums galėtum duoti. Nu gerai, o jeigu aš atvykčiau su taksi pas jūs į viešbutį ir, tarkim, pabandžiau. Tai dar kartą jums kartuoju, šiandien mes pilni, nebent jūs padarysit rezervaciją per bookingą. Tai aš, palaukit, o jeigu, tarkim, aš kažkur tai pasibelšiau per kambarius, gal priimtų kažkas mane? Nemanau. Nu, aš manau, kad įmanoma, nes esu gana išvaizdus, pasiturintis 2 metrų 100 kilogramų. Alio. Alio. Gerai, aš jums paskambinsiu, gerai? Tai 5 minučių. Gerai, ačiū. Kaip vertina tokį. Vakaras? Labas vakaras, domina kambariukas. Taip, minutėlę pasižiūrėsiu. Šiandienai? Taip, esam gatavi, norime mėgoti. Minutėlę pasižiūrėsiu, nes ar rezervavas turi jo, turim rezervaciją, tai jau patvirtinus. Neturime. Tai ką, nu tai vis tiek, nu tai, o jeigu aš ateičiau pasibelšiau pro duris, gal kažkas įleistų, priimtų mane? Tai mes neturime laisvų kambarių, dar turi kai kurie žmonės
žmonės atvykti, jie paskirti, tai mes negalime užleisti. Atšaukit rezervaciją. Tai paskambėkite į Corner viešbutį, jie turi. O aš noriu pas jūs, teta. Oh yeah. Atsiprašau, pas mane čekina. Tai gal šiaip kada? Kavytės, oh yeah. Viskas, kas iš Tauragauna. Skersą dėjau. Sveiki, Aidil. Labadiena, žiūrėkit, norėčiau užsisakyti iš anksto naujausią 17 iPhone Pro Max 1 terabaito. Dar kartelį galit pakartoti? Noriu užsisakyti naujausią 17 iPhone iš anksto. Naujausią iPhone iš anksto? Taip, 17 Pro Max išeina rugsėjį, ką jūs negirdėjot. Tai ką žinoti, dar neišleistas 17 Pro Max'as. Tai aš ir sakau, teta, iš anksto, kad jūs rezervuot kažkaip tai. Rugsėjo pradžioje bus pagrindinis renginys ir tada ir galėsit užsiregistruoti. Kol kas dar nėra galimybės. Pas mane renginiai, tik tai nesvarbu gražiu. Žiūrėkit, tai kada jūs man siūlot kreiptis, kur, kaip, kada ir kada, nes aš tikrai noriu įsigyti naujausią iPhone pasaulyje. Internetiniai svetainiai iš karto po renginio bus galimybė juos apžiūrėti, pamatyti kokios kainos, kada bus pristatymo artimiausių laikai ir galėsite nusipirkti. Aš kainų nebijau, teta, man tiesiog reikia iPhone naujausio. Suprantama, kaina pagal kiekvieną pasirinkimą, tai nieko apie tai ir nesako. Nu tai gerai. Tai kaip man dabar daryti? Tai kada man kur kreiptis? Vėlgi, aš nelabai supratau. Kol kas gandai sklando, kad rugsėjo 9 bus pagrindinis renginys, tai nuo vidurnakčio iš karto ir bus galima užsiregistruoti. Galite atvykti ir artimiausią Aidil saloną, mielai pagelbėsim. O savo sekėjams galite linkėjimus perduoti. Sekėjams linkėjimai nuo ko būtent būtų? Nuo Aidilo. Labai ačiū, nuo manęs ir nuo visų sekėjų. Geruška. Geros dienos. Labadiena. Labadiena. Ar kunigui paskambinome? Taip. Turiu kelis dvasinius klausimus, kur kamuoja, negaliu užmigti. Jo, bet žinokit, aš dabar gal dieną kada nors galima susiskambinti ir tada padiskutuoti gerai. O kodėl? Todėl, kad aš savo dėdę mirusi ką tik radau. Gerai, tada aš einu tik kentėti toliau ir jūs žiūrėkit, susitvarkykite ten viską. Gerai, su Dievu. Su Dievu. Офигеть. O čia taip rankolas, tokio dar nebuvo. Офигенчики. Nemalonu, Jonų, nemalonu, užuojautą. Užuojautą, skelbiu gedulą, skelbiu 20 sekundžių gedulą. Tylos minutę. Net Pagieža atsikėlė, kai apie mirtį kunigas pašnekėjo. Viskas.